Labą dieną visiems. Taip, turim nemažai žmonių. Tai kolegės, kuri administruoja, Kristinos, paprašysiu visus užtylinti, nes pabaigoj prezentacijos galėsim padiskutuoti, pakalbėti, nes jeigu 90 jau žmonių kalbėsim vienu metu, tai nesigaus prezentacija. Tai dar galim šiek tiek minutėlę kitą luktelti. Įrašas irgi noriu pabrėžti, bus toj pačioj nuorodoj, toj pačioj naujienoj, kur ir patalpintas kvietimas. Tai tikrai, kas neturėjo galimybės pasižiūrėti, turės galimybę tą pristatymą pažiūrėti. Taip, tai pati naujiena yra mūsų puslapyje, yra prie visų naujienų, yra, dabar matau, istoriškai 12 internetinis seminaras. Kaip kuriais metais, matau, 22 galbūt turėjom daugiau laiko arba turėjom daugiau ką pasakyti, tai tų seminarų buvo daugiausiai. O šiais metais seminaras reiškiasi antras jau yra. Ir šiandien pakalbėsime apie darbų saugos ir tvarkų aplikaciją. Ši aplikacija skirta, kas jie galės naudotis ir gali dabar jau naudotis, tai visi mūsų klientai, kurie turi dokumentų valdymo, personalo ir darbo užmokesčio modulius, bent dokumentų valdymą reikia turėti arba bent personalo ir atlyginimą ir bus galima naudoti šiuo moduliu. Be papildomų kažkokių įsigijimų ir pirkimų, tiesiog susikonfigūravus sistemą ir naudotis. Pats tikslas šios aplikacijos yra, kad sistema automatiškai darbuotojams siųstų dokumentus, kvietimą pasirašyti įvairiausias tvarkas ir taisyklės, remiantis iš anksto sudarytomis taisyklėmis. Darbų saugos dokumentus, ar ne, kad galėtų siųsti. Tai va tokia pati idėja, nes dabar klientas, iki šiol, kol neturėjo šio funkcionalumo, tai kiekvienam naujam darbuotojui surinkdavo dokumentų paketą ir išsiųsdavo pasirašyti priėmimo atveju. Jeigu kažkokią tvarką ar darbų saugą reikia pasirašyti periodiškai, kas metai, tai reikia kas metai nepamiršti ir išsiųsti kolegai dar sykį tą dokumentą. Tai tas, taip vadinkim, automatiškai pagalba personalistui automatizuoti tą siuntimo veiklą. Tai pirmiausiai, kaip įsijungia pats modulis, tai ERP sistemoje reikalinga programos yra 3 programos nustatymai susiję su šiuo moduliu. Tai pirmas yra aplamai įsijungti šitą aplikaciją, užsidėti varnelę programos nustatymuose, reiškiasi tvarkos ir taisyklės, kad būtų galima prisijungti prie portalo. Jūs mano ekraną mato, tikiuosi, taip. Lina, kaip ir minėjau, po susitikimo bus galima užduoti klausimus, ar ne, nes taip turgus gausis. Ačiū. Toliau kitas nustatymas yra, kasgi tas tvarkas siunčia, nes dokumentų valdymo sistemoje, kai mes siunčiame dokumentą, ne automatas, tai kai mes siunčiam, tai gaunam laiškus ir notificationus, kad kažkas atliko užduotį. Ne, tai reiškia, tam sistemoje turi būti proceso iniciatorius, mes jį vadinam. Tai čia siūlyčiau nusirodyti personalistą. Tai yra tą žmogų, kuris gaus laiškelį apie įvykdytą veiklą žmogaus. Aišku, galima per programos nustatymus tuos notificationus išsijungti, nes kas gauna daug iš dokumentų valdymo sistemos laiškų, tai tikrai žino, kaip išsijungti tuos laiškus. Ir dienų skaičius, kuriam liko siųsti dokumentą, pagal taisyklę dabar yra 2 dienos, bet pati idėja yra ta, kad jeigu dokumentą reikia siųsti periodiškai, kas metai, pavyzdžiui, pasirašyti ir pasirašymo terminą skaičiuosim nuo pasirašymo datos, tai 2 dienom likus iki terminui, sistema išsiųs darbuotojai dokumentą. Tai tiek nustatymų. Ir toliau, kas matys pačią tvarkų ir taisyklių aplikacija, apsprendžia rolė. Tai yra rolė
sistemoje yra sukurta sisteminė rolė darbų saugos tvarkų ir administratorius, tos rolės yra naudotojų rolės administravimas ir reikia priskirti kažkuriam naudotojui tą rolę, kad jis galėtų, reiškia, tą aplikaciją aplamai matyti ir administruoti pačias taisyklės. Dažniausiai tai bus personalistas. Na ir iš konfigūravimo tiek, tai padarius, prisijungus prie sistemos, atsiranda tarp visų aplikacijų portale, atsiranda dar viena aplikacija, taip ir vadinasi darbų sauga ir tvarkos. Ilgai galvojom, kaip čia pavadinti, bet iš principo šita aplikacija skirta periodiniam dokumento siuntimui tam tikram gavėjų ratui. Vienas iš klientų sako, ar aš galiu kažkokiam padaliniui priminti apie tam tikrą įvykį, reiškia, kas metai. Tai tikrai taip, jūs sukuriat dokumentą ir pasiunčiat visiems pasirašymui ir jie gaus. Sukuriat taisyklę. Dabar pati aplikacija turi 3 meniu punktus, tai yra taisyklės, veiklos ir darbuotojai. Tai taisyklės tai apsirašom sistemai, kaip jai elgtis, automatizuotai, kam siūsti kokį dokumentą. Tai pirmiausia, aišku, reikia pasiruošti dokumentą, tai tvarką ar taisyklę, ar darbų saugos dokumentą, kuris turi būti ASICE formatu. ASICE formatas tai yra toks formatas dokumento, kuris gali turėti daug parašų, nes visi kiti, tiek PDF-as, tiek ADOC-as turi ribojamą parašų skaičių. Jeigu mes turim didelę įmonę, pasirašinės daug darbuotojų dokumentus, na tai labai daug tų parašų gaunasi ir jau mes to dokumento kažkurio laiko momentu neatsidarysim, jeigu daug parašų bus dokumentai. Taip, taigi turim turėti ASIC dokumentą. Mano siūlymas, aš čia, kai dariausi seminarui ruošiausi, tai turėti katalogėlį, kur visos tvarkos guli ir dokumento tipą tvarkos. Kodėl tas dokumento tipas gerai yra tuo, kad aš galėsiu paskui susidėlioti pagal dokumento tipą, kad man nesiųstų priminimų apie pabaigtas veiklas. Išsiunčiau 300 žmonių ir man ten mailas ateis kiekvienam užbaigus pasirašius dokumentą. Nelabai. Gerai, tai tas tipas irgi naudotinas šitoje vietoje. Na ir žiūrim iš eilės, reiškia, apie pačią tvarką ir taisyklę, iš ko jinai susideda. Tai taisyklė susideda iš pavadinimo, kada įsigalioja, galiu padaryti taisyklę, kuri įsigalios ateityje, sudėliojau ir žinau, kad birželio 1 pasileis. Tada nusirodau aprašymą, nusirodau patį dokumentą. Kelios taisyklės gali turėti tą patį dokumentą. Nėra ribojimų. Bet jeigu aš pagal skirtingas taisyklės turėsiu gauti tą patį dokumentą, tai 2 kartus negausiu. Reikia nebijot, kad 2 kartus gaus tą patį dokumentą. Tikrai negaus. Sistema išsiųs gavėjui pagal 1 taisyklę. Tai čia aš savo ruoštu parengiau gaisrinės saugos instrukciją, galim užmest akį, čia tiesiog tuščias dokumentas. Nurodau, reiškia, toliau išrinkimo kriterijuose aš galiu nurodyti padalinį, pareigybę, kompetencijas arba kalbą, kurią kalba darbuotojas. Nes dažniausiai gali būti tvarkos, pats instruktavimo dokumentas, jisai galbūt angliškai, rusiškai paruoštas ir darbuotojas pas mus kalba angliškai, rusiškai, tai galim išrinkti ir 3 pagal tai, kam siūsti, kokie bus gavėjai. Taigi, pavyzdžiui, pirštinių naudojimo tvarka, matau, yra absoliučiai visiems darbuotojams, nes išrinkimo kriterijuose yra viskas ir jeigu pasižiūrėsiu, tai yra 258 įmonės darbuotojai. Jeigu pasirinksiu taisyklę, kuri čia galvoju buvo incidentų tvarka, kurią aš čia sakiau, neblaivumo patikra, pirštinių naudojimų, kažkuria ruošiausi naują. Demonstracinėje aplinkoje galbūt kas čia man ir pagadino. Pagal kompetencijas kūriau taisyklę ir tuoj parodysiu, kur ta kompetencija nusirodo, nes čia galbūt kai kam naujovė. Taigi čia šiuo atveju matau, kad noriu, kad
Aš dabar vedysiu, kas yra aš. Ne, aš bandau. Ai. Buvo dingęs internetas, atsiprašysiu labai. Palauk. Taip, palauk. Dalinuosi ekranu, kolegė Kristina, jeigu galite, užmutinkit kolegas. Taigi, dingęs internetas, gyvai kai rodom, tai va taip nutinka. Taigi, fizinių nusikaltimų tyrėjas yra 3 darbuotojai. Tai serveriai tiesiog saugoti padaryk. Ir turiu tokiu būdu 3 darbuotojus, reiškia, kurie atitinka šitą kriterijų. 3 darbuotojams šitą sistemą ir išsiųs veiklas. Fizinių nusikaltimų tyrėjai. Taigi dabar dar parodau, kurgi nusirodo tos kompetencijos. Tai reiškia, mūsų sistemoje pati kompetencija nusirodo, ką moka darbuotojas darbuotojo kortelėje. Pas mus darbuotojas yra, kuris moka kažką, tas yra sargas. Yra Jonas Gudras, Jonas Sargas ir Algimantas. Ir tie darbuotojai gauna veiklas šiuo atveju, tai kai susikuriam taisyklę. Ir kaip atrodo kompetencijų priskirimas, Jonas Gudras, darbuotojo kortelėje galimybė yra nusirodyti, ką darbuotojas moka. Tai reiškia, skiltyje vertinimai, aš matau, kad jis turi kompetenciją fizinių nusikaltimų tyrėjas. Tai šitą, ką moka darbuotojas, galime paprašyti susipildyti įdarbinimo metu. Na ir toliau darbo sutartyje pas Joną Gudrą yra nurodyta, ką konkrečiai jisai šiuo momentu mūsų įmonėje veikia iš savo kompetencijų, tai priskyrimai skiltyje aš rasiu, kad jis šiuo metu nuo gegužės 6 yra fizinių nusikaltimų tyrėjas. Tai toks lyrinis nukreipimas, nes išrinkimo kriterijai gali būti sekantis. Padalinys, tai yra nurodyti, kokie padaliniai turi su šiuo dokumentu susipažinti, kokios pareigybės, kokios kompetencijos ir, kaip minėjau, kokios kalbos. Kol kas taip pat yra įdarbinimo data nuo iki. Tie klientai, kurie darbuojasi ir nori, kad naujai tik tai įdarbintiems siūstųsi šitos veiklos, nurodo, nuo kada įdarbintiems darbuotojams galioja šita taisyklė. Irgi galim šiek tiek apriboti gavėjų sąrašą. Ir tada susidėliojus galim, pavyzdžiui, neblaivumo tvarką nusirodysiu padalinį gamybos padalinys ir administracijos ir visi po jo esantis, ir aš tada matysiu, kiek yra darbuotojų dirbančių, čia įdarbinimo data įvesta, dirbančių 5 darbuotojai įdarbinti po nurodytos datos tuose padaliniuose. Tai reiškia, dėliodamas taisyklę, aš galiu pamatyti ir kurie darbuotojai tą šiai dienai, jeigu paleisiu taisyklę, gaus dokumentus. Tačiau įdarbinus žmogų į tą padalinį pareigybę, kuri nurodyta taisyklėje, jis automatiškai gaus dokumentą sekančią pačią pirmą įdarbinimo dieną. Tiksliau, kai tik darbuotojas turės naudoti. Kad darbuotojas gautų dokumentą, jis turi turėti 2 dalykus – atitikti taisyklę ir turėti prisijungimo naudotoją. Jeigu aš apsirašiau darbuotojo kortelę, tačiau naudotojo dar nenurodžiau, sistemoje yra toks dalykas kaip prie darbuotojo kortelės naudotojas. Jeigu nėra nurodytas naudotojas, tas darbuotojas negali gauti veiklų ir negaus. Kai tik bus sukurtas naudotojas darbuotojui, automatiškai sistema išsiųs darbuotojui veiklą. Toks pastebėjimas. Toliau pati taisyklė turi ir statusą. Nepaminėjau dar toliau apie taisyklės iš eilės, išrinkimo kriterijai yra, tada gavėjus pasižiūrim ir pabaigoje aš galiu pasirinkti, koks yra procesas, ar vienkartinis, ar periodinis, tai yra ar vieną kartą reikia susipažinti su dokumentu, ar periodiškai, ir jeigu periodiškai, tai kas kiek laiko, ir nuo kada skaičiuoti periodą. Ką tai reiškia? Jeigu aš noriu, kad vieną kartą pasirašė ir viskas,
Nu, tai renkuosi vienkartinis procesas ir tiek. Jeigu periodiškas, tai reikia nurodyti, kad periodiškai, tada nuo kada skaičiuoti, ar nuo išsiuntimo datos tą periodą, ar nuo pasirašymo datos. Čia mūsų klientų nuomonės išsiskiria, tai palikom laisvę. Aš vis tik tai nuo išsiuntimo datos skaičiuočiau. Jeigu darbuotojas gavo dokumentą ir per metus nepasirašė, tai sistema dar sykį jam ir nesiūs to dokumento. Bet jeigu pasirašė ir skaičiuojam nuo pasirašymo datos, tai gaus dar už metų nuo pasirašymo datos. Tai vis rečiau. Taip, tai susidėliojom, kas turi gauti, kokį dokumentą ir kas kiek laiko, periodiškumą. Tada belieka taisyklę aktyvuoti ir taisyklės aktyvavimo metu išsiunčia dokumentas darbuotojams, veikloms. Tai čia matome 3 naujas taisyklės ir, reiškiasi, ir aktyvių keletą. Ir kaip pavyzdys, pirštinių naudojimo tvarka iškeliavo 704 darbuotojams, nei vienas iš jų dar to dokumento nepasirašė. O neblaivumo tvarka jau 3 pasirašė arba gaisrinė sauga pasirašė 5. Dabar kodėl su nauja taisyklė yra jau 3 užbaigtos veiklos? Atsakymas yra toks. Čia rodomos veiklos ne taisyklės, o joje esančio dokumento. Jeigu aš tiesiog išsiųsiu pasirašymui dokumentą, tai jis irgi papuls į šitą nepabaigtų veiklų arba užbaigtų veiklų skaičių. Tai yra, taisyklės yra tik pagalba sistemai, kam ką reikia išsiųsti. Bet jeigu jūs rankom tai atliksite, tai nieko baisaus, dar sykį kitas darbuotojas to dokumento negaus. Tai už tai čia toks oksimoronas ir gaunasi. Dar žiūrint į šitą sąrašą, reiškiasi, taisyklę aktyvuojant, taip, aš galiu aktyvuoti taisyklę ir ją aktyvuojant darbuotojai gaus veiklas. Tai reiškiasi, susigeneruos tie, kas negavo veiklą. Dabar veiklose, taisyklėse gali būti ir neaktyvi, tai reiškia, taisyklė tapo neaktuali, aš galiu ją deaktyvuoti. Veiklose aš matau visas darbuotojams išsiųstas veiklas ir galiu jas filtruoti pagal darbuotoją, pagal padalinį arba pagal statusą. Statusas yra įvykdoma, tai šiuo metu darbuotojas turi nepasirašytą dokumentą, įvykdytą jis pabaigė, atmesta atšaukta, atmesta tai jis nesutiko su taisyklė ir su dokumentu, tačiau kadangi taisyklė automatinė, sekančią dieną vėl gaus tą patį dokumentą. Aplamai su tvarkom nėra, tai sakykime, galimybių nesutikti, jas turi arba pasirašyti arba ne, tai čia šiuo atveju dabar atmetus kitą dieną aš vėl gavau ten su neblaivumo taisyklė, tvarka nesutikau, kitą dieną vėl gavau, dėja teko sutikti. Įvykdyta kito asmens, šitas statusas yra tada, kai aš kaip personalistas užbaigiu už kitą asmenį veiklą. Na, kaip pavyzdys, atleidom darbuotojas, ten nepasirašė nė vienos tos tvarkos, tai kad nekabotų, kad neatlikta veikla, aš kaip personalistas, kaip administratorius užbaigiu už jį, bet mato sistema ir dokumente matosi, kad ne pats darbuotojas pasirašė tą dokumentą, užbaigė veiklą, o personalistas. Darbuotojų sąraše aš galiu matyti jau čia per darbuotoją jų statusą, ar jis darbuojasi, ar jau atleistas ir ar atliko veiklas ir kiek iš jų atliko ir kiek neatliko. Čia dabar dar noriu sugrįžti prie mūsų klientų, kurie turi personalo modulį ir kurie neturi. Tie, kurie turi personalo modulį, tai pas juos yra darbuotojas turi statusą ir dirba, ir planuojamas atleisti, ir atleistas, ir netgi priimtas. Priimtas tai toks darbuotojas, kurios sutartis įsigalios ateityje. Tie, kurie turi tik dokumentų valdymo sistemą, ten paprasčiau, ar ne, statusai yra 2, yra kandidatas, aktyvus ir šiaip, ir atleistas. Ir šiaip kandidatas, ar ne? Tai kandidatas aktyvus, tai yra toks darbuotojas, kuris šiuo metu darbuojasi mūsų įmonėje. Kandidatas arba atleistas aktyvus, tai reiškia tas naudotojas, kuris dar jau yra atleistas, tas darbuotojas, ar ne? Tai jūsų atveju, kai tik dokumentų valdymo sistemą turim, tai jūs dirbsite su kandidatu arba
aktyvių arba šiaip kandidatų, kuris neturi naudotojo arba tas naudotojas yra atleistas. Dabar žiūrim į patį, galiu papulti ir į patį darbuotojo langelį, tai reiškia Marius, atsidariau jau konkrečiai Marių ir matau, kad jis iš viso turi 4 veiklas, 3 iš jų atliktos ir 1 neatlikta. Jeigu čia jų būtų daugiau, tai šitie langeliai padėtų man naviguoti tarp statusų. Taip pat aš galiu nunaviguoti ir į patį fizinį dokumentą. Tai reiškia atsidaryti patį fizinį dokumentą ir jame, jeigu turiu teisę, pamatyti, kas tokie pasirašė, susigeneruoti nuorašą, parsisiųsti dokumento originalą ir panašiai. Nes toliau viskas vyksta kaip ir seniau. Dokumentą gauna darbuotojas, skiltyje pasirašymai, pasirašo ir užbaigia veiklą arba kabo tą veiklą ir sistema kiekvieną dieną siunčia priminimus. Taip, ką aš čia pagal scenarijų dar turėjau parodyti. Taip, prie veiklų yra mygtukas eksportuoti pagal filtrą į Excelį. Kartais mūsų, reiškia, padalinių vadovai norėtų gauti ataskaitą, kas iš jų, arba mes norim paskatinti padalinių vadovus, kad jie savo pavaldiniams primintų, kad reikia pasirašyti dokumentus. Tai va šitą Excelinę ataskaitą, jos pagalba mes galim atiduoti sąrašą darbuotojų, kurie vis dar nepasirašė tam tikrų dokumentų. Natūralu sistema siunčia priminimus tiek paštu, tiek SMS-u. Taip, tai šitą eksportą norėjau parodyti. Toliau Marius Marietis, dabar galim pasižiūrėti, kaip gavo, reiškia, jis tas veiklas. Prisijunkim Mariaus vardu. Ir matysime, kiek jis dar turi neatliktų veiklų. Patvirtinkim, kad esu žmogus. Taip, ir Mariaus vardu prisijungus, aš dokumentų valdymo sistemoje matau, kad viena tvarka likusi nepasirašyta pas mane, tai yra darbo pirštinių naudojimo taisyklės, spaudžiu pasirašyti to standartiniu būdu. Kol kas, kaip sakant, nereikia atlikti Mariui testo, kur reiškia, įsitikintumėm, kad tikrai jisai žino, kaip nešiot pirštinės. Taigi grįžtu vėl prie administratoriaus. Taip. Ką dar norėjau parodyti? Parodžiau, kaip susiveda kompetencija. Susikurti naują tvarką, padavėjų tvarka. Gerai, susikurkime naują tvarką. Tai spaudžiu nauja taisyklė. Padavėjų, lietuviškai reiktų rašyti. Vėjų tvarka. Nusirodau dokumentą iš tvarkų sąrašo. Taip, tai padavėjų tvarka. Pasakau, kad čia pareigos padavėjas. Taip, tai tik visiems padavėjams. Dabar šiuo momentu mes jų turim 20. Galiu pasižiūrėti, kas tai per žmonės šiuo momentu. Tačiau rytoj priėmus padavėją, jis gaus šį dokumentą automatiškai. Nieko man kaip personalistui nereiks daryti. Tada sakau pasirašymas, atlikti per 5 dienas. Tai reiškia, jeigu nurodysiu terminą, ten raudonuos, priminimas eis piktesnis. Ir vienkartinis pasirašymas pakankamas. Taip, tai susikūriau padavėjų tvarką ir dabar aš ją aktyvuosiu. Aktyvavimo metu, reiškia, sistema pradeda siųsti veiklas ir matosi po truputį daugėja. Kodėl dabar buvo 20, išsisiuntė 7, o 6 neatlikę. Mintis yra tokia, kad šį dokumentą, reiškia, esam kažkam jau siuntę, tai už tai ir vienas yra pabaigęs. Pažiūrėkim, kas toksai direktorius. Pasirašė tą padavėjų tvarką. Jau yra baigęs pasirašymo veiklą, o 6, tai tie, kurie darbuojasi, Petrai, Marija ir panašus žmonės, o matėm, imty buvo 20. Tai reiškia, likę 14 darbuotojų neturi naudotojo demonstracinėje aplinkoje arba jis neaktyvus. Nes darbuotojo kortelė yra, bet nėra naudotojo, nes demonstracinėje aplinkoje ten bet ko gali būti.
gali čia ir pamatyti kai kurių duomenų su vardais pavardėm, reiškia, nes ką susiveda klientai, mes perspėjom demonstracinę aplinką duodami. Tai taip susiveda nauja taisyklė, taip jinai aktyvuojama. Jeigu man reikia pasidaryti taisyklės kopiją arba papildyti taisyklę, atkreipiu dėmesį, kad sistema nebeleidžia nei išrinkimo kriterijų papildyti, nei nieko, nei dokumento tuo labiau pakeisti. Jeigu reikia, kad ta tvarka eitų ne tik padavėjams, bet ir dar kažkam arba padavėjams Klaipėdoje, tai man tada reikia deaktyvuoti taisyklę. Deaktyvuojant taisyklę, reiškia, klausia manęs, ar atšaukti veiklas ar ne, išsiųstas, atšauksiu. Tada, reiškia, ta taisyklė tapo neaktyvi, jau čia jų daug prikurta ir aš galiu pasidaryti kopiją. Kam tą darau? Kad kurti šios pagrindu, padavėjo tvarka numeris 2 ir, kaip minėjau, nusirodžiusiu, pavyzdžiui, padalinį parduotuvės. Ir greičiausiai čia tų padavėjų tada nebėra, nes nežinau, kokiose parduotuvėse dirba tie mano padavėjai. Taip ant greičio. 2 darbuotojai. Taip, tai pamažėjo imtis darbuotojų, tai reiškia, į tam tikrose padaliniuose padavėjai gaus dabar atnaujintą tvarką. Ir vėlgi ta tvarka yra aktyvi, tai yra nauja, ją reikia aktyvuoti ir dabar paaiškės, kiek iš jų turi naudotojų. Na, tai matom, kad neišsisiuntė nei vienam iš tų 2, nes nei vienas iš jų naudotojų neturi. Tai jau čia šiek tiek užsiminiau, kur vystysim toliau sprendimą, tai reiškia, bus galima susijęti tai dokumentą arba pasirašomą dokumentą su kažkokiais mokymais testais, kažkokiais, reiškia, prieš darbuotojui pasirašant, jis turės atlikti mini testuką, atsakyti klausimus ir tik tada galės pasirašyti, nes dabar ar žmogus skaitė ar neskaitė dokumento, jau paliekam jo sąžiniai, na ir objektyviai vertinti negalim, ar jis tą tvarką įsisavino. Tai sekančiu etapu mes realizuosim testo ar mokymų integraciją su tuo dokumentu ir bus galima prieš pasirašant paprašyti darbuotojo atlikti tam tikrą testą. Tai mano užrašinėje baigėsi pristatymas.